Visi, mano vardas Vitalis ir jūs žiūrite 1000 km dviračių YouTube kanalą. Po ilgos kelionės mašina parodys, lemba 1,5 valandos, čia teko prasidėti. Štai pas mus Valdemaras, pirmą kartą Valdemaras, aš čia pažindžiu, žiūrėk. Ten aerodromas. Kažkur lėktuvai buvo, nebėra, lėktuvas. Ten žmonės Alygoj, labą dieną, sveiki. Čia kažkas su Trek Checkmate atvažiavo. Sveiki. Dropsas. Sveiki, Dropsai. Pažymėjimą. Nu kaip? Pažymėjimą. Viskas normaliai, pasiruošęs atsukti? Slapto pirkėjo sertifikatas. Atsukti pasiruošęs? Taip. Kiek kilometrų važiuos? Šiam? Mano grupiai. Bus problema. O ten žiūrėk, Valdemarai, tau supažiniu, kada Valdemaras pas pirmais metais, aš jau 3 metus iš eilės viską čia atmintinai žinau. Jūs pažiūrėkite, ten debesota kavinė, kur praleido U raidę, turėjo būti debesota, o gavosi debesota. Evaldas, Valdemaras čia. Rytas negali dar kalbėti. Dar labai sunku, žinok, 1,5 valandos kelionėlė mums kažkaip buvo. Einam, parodys, kaip dviračiai atrodo, einam. Pažiūrėkit, kokią gerą mašiną, pažiūrėkit. Čia reikia ant stogą dėti, matai? O čia parodys, kiek dviračių tilpo į vidų. Ir čia jums ne koks nors multivanas Volkswagen, kaip nusipirko ant gravel, tiksliau pasiskolino. Žiūrėkit, 3 dviračiai viduje. Bam! Ir 3 žmonės viduje telpa. Nu ką, ne mašinėlė? Puikiai. Einam pasimti numerius ir žiūrėjom toliau. Dropso komandos lyderis, kiek kilometrų važiuos? Vidutinė. Ne taip kaip silpnuoliai. Mano lygoj. Aš irgi vidutinė. Važiuosim kartu, Vitalis. Šiandien mums kartu, viens rats ant rato, viską. Gerai, numerį pasiėmė jau? Pasiėmiau. Gerai, einam mes Jeigu pasiėmė. pamatysi 34, tai reiškia aš. Tavo. Pastikrinsim. Mes pradžiai patikrinsim, kodėl numeris tokio dydžio. Pasižiūrėkit. Pusę dviračio apdengia, aš nesuprantu. Čia nieks pavažiuoti negalės, čia pasipriešinimas. Žmonės kojas skutasi, kad geresnis aerodinaminis koeficientas būtų. O numeris per pusę dviračio. Mašinos numerį galėjo uždėti, iš vis būtų geras. Tokia dydžio. Eisim paklausim Lina, kas čia atsitiko. O! Reikia eiti pasfilmuoti tą lygą. Aš noriu pasakyti, vienas yra iš A lygos, o kitas yra iš C lygos, bet važiuos B. Labai gerai mokantis ant rato sėdėti ponas Binkis. Na, Binki pasiruošęs? Kiek kilometrų važiuosi? 8 tikiuosi? 8, bet po to dar planuoju dasukti 8. Dasukiški dar, ne? Iki namų dar, aišku. O jūs ponas 100, aišku, kas laik. Irgi 8. Ten Čia konkurencijos mažiau. taip, žinok, visi daro, nes jie važiuos šiam, žinai, taip, galų gale nori kažką, žinai, laimėti ar panašiai, žinai. O žiūrėk, kaip dviratį, žiūrėk, o šitą, ant šono čia reiktų, dar galėtų kitą kartą padaryti tokį numerį, kuris va taip, užsidengtų visą šitą šoną. Aš tai dėsiu ant rato, ant špikių, kad suktųsi. Nu mes būtinai paklausim. Kokį bairį mačiau? Hebra dabar, kadangi čia šitą vietą nėra aero, jie vyniojasi lipnę juostą, kad uždarytų visą šitą. A, Jėzus. Jono tas krepšys yra. Tai gal mes jau einam link švedų čia kažkaip iškė patruputį. Tu paprašyk ir antro numerį. Kad iš abiejų pusių. Na gerai, jeigu druk praleistų kas. Gerai, viskas. Einam numeriuką, taip čia nedaisim. Taigi laimingas numeris 39. Tau tik 39. Koks tavo? 173. Tavo? 216. Nu va. Jeigu nebūtų dar toksai grandė, bet pirmą kartą mes turim čipus, matyti, čia bus kažkokia super išmani skaičiavimo sistema šiais metais. Tai pasiėmėm iš profesionalų Gedimino Kaupo Velonovas, va, tokių Beta Fuel. Teisingai. Išnaudojam kitus iš komandos, kad palaikytų maišelį. Gerai laikosi? Man įdomu, kaip tu per varžybas išnaudok tik tais viską. Gerai. Tai ką, viskas apsirengiam, viskas paruošta. Neturėjau pasiėmęs miltelių, tai Kaupas išgelbė, atvežė miltelius Sis Beta Fuel, kurios man patinka gerti į gertuvę čia 2 litrus pasimaišiau. Nu ką, karšta diena laukia. Biški braška, BB guoliai jaučiu. Nors kaip ir buvo remontuoti, tai nežinau, kas čia braška, bet nepatinka man kaip braška, bet tai reiks po to taisytis, dabar jau nebėra laiko. Dabar ką, važiuojam, žmonės renkas, šiaip daug žmonių, netoli 300 mano galva. Apskritai dalyvių, kiek mano grupiai, nežinau. Žodžiu, važiuojam dabar pasižiūrėti starto finišo, kad suprast, ką daryti, ypač finiše. Aš važiuoju 80 km, tikslas yra į top 30 atvažiuoti ir top 15 savo amžiaus grupiai. Tai būtų man turbūt gerai.
nemeluosim, nesakysim, kad top 50. Nu, va, tokį rezultatą pasiek būtų gerai. Žiūrėjau, praeitais metais važiavom 60 km, šiais metais 80, bet praeitais B lyga buvo 60, tai ten kažkaip gerai ėjosi. Buvau 9 savo amžiaus grupiai, tai dabar net nežinau, kaip čia man pasiseks. Tikrai reiks pakapoti pakankamai smarkiai, kad tokie rezultatai būtų. Taip pat šiais metais liko dar netgi be šitų 4 varžybos, tai su šitom net 5, tai dar netgi, kiek čia, 3 gravelonai, tada velomaratonas MTB, tiksliau MTB maratonas ir dar vieną organizuos, žinau, feikeikai. Paslaptį išduosim, jums bus varžybėlės. Čia Darius jau varo užimti vietas, eina pakalbėsim direktorių. Sveiki, direktoriau, ko nedalyvavot varžybose? Sakykit žmonėms, kurie turi svajonę nedalyvauti, ką reikia daryti? Treneris neleido. Bet kai nori nevažiuoti, ką reikia daryti? Nevažiuoti. Būtent. Jūs kaip mūsų žiūrite, ar čia kankintis? Ne, nesikankinkit, važiuokit į Vingio parką realiai, ne? Taip. Ten pavalgykit ledų, ten dar kažką. Jis, pavyzdžiui, jis žino, kas turi važiuoti varžybas. Jo, antra pusė. Kaip sekas? Blogai. Išnaudojai tave realiai, ne? Taip. Na, tai viskas normaliai. Kiek, 8 kilo? 8 kilo. Sėsi ant rato? Aš tau. Taip. Gerai tada. Viskas. Sunku bus, sunku. Nebus, neapsimetinėk, tu pas mus sportiškiausiai iš visų šitų geltonų maikių. Ir mano, tame tarpe šiandien. Aš vietoj tavęs geltoną. Iš išvaizdos tai tikrai. Jo, gerai, viskas, lekiam į startą. Gerai, atvarėm į startą. Padangos gale 2, priekį 1.8. Bet čia kem 5. Čia kem 5. Čia irgi kem 5. Pastavė MTB kažkoks šis variantas. Kem 5, bet ratlankis platus čia tas. Kiek pastavė padangos priekį? Bar. 1.9 gale 2. Gerai. Džambė tava. Pas profesionalą buvusi. Kiek pažiūrėsim, ar minkštas ar ne? 1.5. Nu tokios minkštokas. Gerai, va, visi ruošiasi startui. Pradžiai išleidžia už minutės 100 kg ten profus, tada mes stojam 8 kg. Ir Evaldas su Valdemaru šiais metais, dabar tiksliau, šis metais, o šias varžybas važiuos šiam. Viskas profesionalų startas. Nu dabar varo mes. 5 minutės. Ai. Ką reikia dabar varyti priekį? Per vidurį? Keliukas. Pulsas max.
Taip, 12 km įveikta. Grupė didelė. Batai didžiuliai. Labai stiprus visi. Grupė didžiulė. Artėja kalniukas. Kaip ne kažką su jėgom. Ką jau, grupė ten. Nesivaikysiu. A, negaliu. B, jau nebereikia. Reikia šį kartą bandyti važiuoti iškart toliau savo tempę. Nes dabar beprotiškai sunku. Vidutinis 3,2,5. Grupelė beveik nedirba. Bet aplenkia kaupas, buvo matyti sustojęs dėl techninių problemų. Pabandysim pasivyti priekį. Kosmosas. Kaupas priekį suka kokius 4 pm vatų. Man čia galia 3,7. Kosmosas kaupai. Na, galiu pasakyti, kaupas čia atidirbo pamainėlę, tai wow. Tai visus datempė, aišku, po to biškį ir mes pasikeitėm, bet jeigu ne jis, tai čia būtume iš tos grupės nedatempę. Įveikta 27 kilometrai. Esu koks 40 jaučiu. Belia kaip sunkios varžybos. Atrodo, kad iš A lygos visi tą B persiregistravo. Beveik 35 km įvykti, greitis 33,1, nežinau, čia kelintoj grupiai, tikrai ne pirmoj, kokia 30 bus pabėgę. Čia tempas daugmaž galima laikyti, tai kažkur čia ir važiuos. Nuo pat pradžių buvo labai sunku, visi labai suko, didelė grupė važiavo, nelengva buvo. Taip įveikta kem kilų. Lygu žvyrkelis dabar. Ta pati grupė. Tempas man geras. Svarbu ataką dabar nepaleisti. Laikyti čia maždaug ir viskas. Kokioje vietoje važiuoju, net neįsivaizduoju. Plaukiam dviese. Ten priekį matosi grupė. Kokių 15 sekundžių, bet trauk negali. Nuo asfaltis. Be šansų jaučiu, ne? Taip kažką blogai užsidėjau, tai čia visą laiką rodo man blogai trasą. Reikia pabandyti persidėti. Aišku, reikia abiejų rankų čia. Šiam 2 kilometras. Bandžiau tiem kabintis, bet nepavyko. Grįžtu naktį.
vienas, va, 15 km praktiškai. Nu, ne vienas, keitėmės, aišku, bet biškai, bet vis tiek praktiškai. Tai kojų nebelieka, sės nebelengva. Šito žmogaus maikutės parašyta šiandien lengvai, bet jau kiek skaitau, tai vis netiesa. Taip, liko pas mus 9 kilometrai, dirbam dviese, į kameras nusipšipsok, žodžiu varam kaip turi būti, negalim leist pasivyti niekam, tai bandom tą ir daryti. Nu ką, draugužiai, finišas, jaučiu, kad aš jo net neužfilmavau, tiesą pasakant, taip įdomiai gavosi, kad dviese finišavom su Justu turbūt Bogušu, jeigu ką pataisysiu, šiandien lengvai komandas mylėm 30 km paskutinių kartų, tai pasikeisdami ir nieks mūsų neaplenkė, tai mūsų pagrindinis dalykas, na aišku, dviese, kai lieki, tai ten kažkokiu jau labai priekį nepabėgsi, bet smagu, kad pavyko išlaikyti. Žodžiu, sveikata gera, kompiuterį sustabdžiau, žiūriu, skaičiai mane tenkina, vidutinis greitis, kaip sakiau, 31, bet toj netrukus pažiūrėsiu, kelintas esu lenteliai, kelintam pavyko finišuoti, bet šiandien tikrai buvo labai daug stiprių žmonių, dalyvių, taigi lenktynės labai nelengvas. Nu, kaip visą laiką, kada buvo jos lengvas? Kaip sakant, lengviau niekada nebus, būsi tik tais greitesnis, čia yra toksai posakis. Gerai, tai jau persirengta, nuotaikėlė puikiai. Eisim pakalbinti visus, bet pirmą noriu pasakyti, kad V35 U16, tai yra geras rezultatas. Viskas ten labai good, Stravas va čia va įdedu tokį linkiuką, kad jūs pasižiūrėtumėt, kaip man sekės važiuoti. Tai žodžiu, 40 kg su grupė, o vėliau 40 turbūt važiavom dviese, ten gal karts nuo karto 3 ar 4, bet realiai dviese. Tai ką, viskas gerai, varžybos baigės, bet ką aš norėjau labiausiai pasakyti, kam pasisekė, tai pas mus Valdemaras turi podiumą merginų, nešių moterų ir dėdukų. Visų neįgaliųjų vaikų ir taip toliau, antrą vietą. Ir tai netgi jisai praleido posūkį paskutinį, nors mes 3 kartus bandėme jį važiuoti. Viskas yra dėl to, kad patirties trūksta. Taip, ir būtų pirmas, bet praleido posūkį, apsisuko ir buvo antras. Tai dabar atšvęsim jo podiumą labai mes skambiai. Vai, ne taip. Kojas lubučiau. Nelabai. Ne tas amžius jau, kad susilenk. Gerai, turim Sergejų, jau matyta iš kitų video. Kelintas? 2:08. 60 km trasą. Taip, šaunuolis, gerai varo. Ir turi mūsų kurtas mūsų Evaldas. Evaldinio, va kaip susipakuoja dviračiai, svarbiausia pažiūrėkit. O Evaldas, žiūrėkit, beveik naujas. Net maikutės tik neįsilygino kažkaip tais. Evaldai, kelintas? 5. Kaip ten vaikų, moterų, nėščiųjų ir pati tobuliausia grupė. Ne, tai gerai, ne, tai kaip važiuoji, mėgaujasi, džiaugiesi gyvenimu ir nepavargsti. Ne? Evaldai, kaip ir man patinka su moterim, ne su vyrais, tai žinai. Šiaip vienas dalykas yra toks labai svarbus. Kai finišuojame mes visi čia varžybose, visą laiką trūksta vandens. Nu, galėtų būti koks, nežinau, buteliukas, ten, akvilės ar dar kažko, 0,5 ar beleko. Geriausia Vytauto, aišku, kokį mineralinį. Bet, žodžiu, niekad neturi ką atsigerti ir turi ieškoti. Nu, tai, žodžiu, visą laiką į Graveloną atsineškit buteliukus, nusipirkę iš karto mašiną kažkur pasidėkit, nes gert nėra ką. Nebent iš šlangos po to. Gali iš langą atsisukti ir atsigert. Tai tiek, o dabar einam, o čia yra baseinas, mes jį nešoksim maudytis, bet einam nusipirko nors pavalgyti ir atsigert ir atšvęsti Valdemaro podiumą. Kaip matot, nealkoholinė, a ne? Į sveikatą. Yra 1000 km dviračių ir yra vyrai. Mes tiesiog nerodom visko, ko jums nereikia žinoti. Kijevukas, 1, 2, 3 ir krepšinukas, mūsų su vokiečiais šiandien. Viskas pas mus padaryta, apdovanojimai laukiam tenais, taurės išrikiuotas, o skanaus, nealkoholinis, aišku, kaip ir visi. Sako, alkoholinis. Uuu, pirmas bojo šaunuolis! Taip. Čia bazytė. Bazytė. Ir šiandien greičiausias vyro tarpe Martynas Malčius.
Galų gale atneši kažką komandai. Galėsi dar metus pabūti. Va, jau komandos bosas Taip. reiškia komplimentus ir pagiras. Taip, taip. Savotiškų stiliumi. Tai ką, draugai, varžybos baigėsi. Serija, ačiū, kad pažiūrėjot. Galimai gavosi trumpa, galimai ilga, dar nieks nežino. Taurę galite pasižiūrėti. Va, Taurę va, gavom antrą vietą komandai. Pasveikinkit mus, galų gale pradėjom dirbti ant podiumo. Rezultatai Nes Valdemarui buvo pasakyta, jeigu nieks nieko nelaimė, Viskas, mes tai iš atsisveikinimą. Nes ant medinių bairių čia neišvažiuosi. Visgi komandai reikia minti. Tai ką, ačiū, kad žiūrėt, spauskit like, subscribe Ir dar tą reikia paspausti. varpelį. Varpelį. Jo, varpelį. Notification. Spauskit varpelį.